Petrai, tu vėl Lietuvos talentuose naujam sezone. Ruošk dainą, karštos pupytės. Karštos pupytės bus išmestos iš kontents. Nu, nebedainuosiu daugiau, viskas. Nu, nahui, tai ką darysim? Reikia kažką naujo kurti. Tai sukur kokią naują dainą. Petras, visagalis. Nes tai tiesa. Nes tai tiesa. Tu esi įdomus. Tu esi netikėtas. Dieve, iš kur jūs kurva ištraukė tokią nesąmonę, nes už tai ir aš nenoriu. Už kiekvieno tavo žodžio slepiasi posakis, kurio aš nesitikėjau. Tai yra įdomu. Tau tik pasapnuoti. Petrai, nu ko tu toks savikritiškas pasidarai? Nu suteiktų žmonėms antrą šansą įvertinti tavo kūrybą. Jūs prie visko prisipisinėjat, nesvarbu. Nu Petrai, nu kam tu taip ant teisėjų? Durneliai jūs, kurva, kiek jūs supranta. Petrai, nu garbės žodis, apsiramink. Matosi, kad kokias pagalbinės, kokias atsilikusias psichinės mokyklas baigė. Toks neprognozuojamas žmogus. Palaukit, miela ponė, tuoj Petras apsiramins. Petrai. Kurva, nu tai kas jums yra? Marijonai, dar greičiau kokį žodį. Aš pagalvojau, kad jeigu netyčia mes studijuotume, nu turėmenį būčiau už tavo amžiaus. Marijonai, prie Petro amžiaus geriau nesikabinėk. Ramiau gyvenė. Ir mes būtume kokie nors kursiokai ir gyventume vienam bendrike. Aš žinok iššokčiau pro 9 aukštą, po dienos su tavim, net laikyčiau. Blėta. Jums kurva debilai, jūs esat, ar kas jūs kurva spec mokyklas baigė, ar kas psichiatrinės. Noriu pasakyti, kad, ta prasme, tai yra nuostabu, kai Lietuvos talentuose į sceną ateina tai, ko tu, ta prasme, net nežinai, kad iš vis egzistuoja. Debilai, ar kas jums yra? Gydykitės, kurva. Petrai, nu nurimk, išklausykit tų verdiktų. Aš sakau taip. Tai ko tu pideras čia sėdė? Nepamiršk, ant ko batono trupinį gerai. Nepatinka pis nahu iš čia. Nesvarbu, nepagausi. Kurva, kas jums išgamus yra, kurva? Klausyk. Nu. Aš tau galiu pasakyti taip. Aš niekada negalvojau, kad aš beveik įsimylėsiu į bičą, kuris scenoje batoną valgo. Supratau. Petrai, sveikinu tave, pagaliau turi visus taip. Kaip dabar jauties? Labai talentingas, protingas. Labai talentingas žmogus.